Ir šviesoforo reguliuojamai sankryžai suksiu į kairę. Matau, bus papildoma eismo juosta. Patikrinu, ar kas nelenkia per dvigubą ištisinę. Būna tokių. Ir dabar išjungiau posūkį, nes pirmoji sankirtoj dar pravažiuosiu tiesiai, kad kokio nepatyrusio nesuklaidint iš priekio važiuojančio ir sukančio link Karmėlavos. Ir įjungsiu prieš antrąją sankirtą. Na ir be rodyklytės, kai gausiu žalią šviesoforo signalą, reiškia, sukant į kairę reikės praleisti važiuojančius tiesiai iš priekio ir sukančius į dešinę iš priekio. Ir pėsčiųjų taip pat pažiūrėti. Žinau, kad jie anksčiau iš priekio važiuojantis gauna raudoną šviesoforo signalą, tai vienas jau stoja, o kitas dar lekia. Tai tikrintis visas eismo juostas būtinai. Ir paprasčiausiai iš kairės į tą mūsų krypties kairiausią eismo juostą. Tai taip ir padarysiu. Taip. Žalias. Duoda kelią, taip. Ir dabar aš suksiu į kairę, taip kaip sunkvežimis. Neturėtų užblokuoti sankirtos. Jeigu ilgiau užtruktų paleistų iš dešinės, tada aš praleisčiau dar ir anuos, bet dabar matau, kad dar šitą moteriškę turėtų pabaigti, bet jinai nebaigia, tik tai žiūriu kitas eismo juostas. Ir jeigu laisva dešinė, turiu važiuoti dešiniais